Plaukai slenka dėl daugelio priežasčių. Iš tiesų tai labai tokia kompleksinė problema, nes organizmas negali gyventi be širdies, be plaučių, bet jis gali gyventi be plaukų. Dėl to, jeigu kažkas organizmui yra stresas, trūksta kažkokių mikroelementų, medžiagų, jisai dažnai atsikrato plaukų pirmoje eilėje, o atauga jie labai iš lėto. Dėl to, turint plaukų slinkimo problemą, pirmoji reikia kreiptis į gydytoją dermatologą ir mes pirmas apžiūrime skalpo odą, galbūt tai yra odos liga, galbūt tai yra grybelis, galbūt tai yra infekcinė odos liga, viena grupė priežasčių. Antra grupė priežasčių, jeigu mes nematome odos pasikeitimo, tai yra tik tai plaukų prarėtėjimas, padarom testus plaukų slinkimo, objektyviai nustatom, ar tai ir mum atrodo, kad jums mediciniškai jau slenka plaukai, žiūrim, kokie plaukai slenka, atliekame trichoskopiją skalpo ir tada dažnai rekomenduojam kraujo tyrimus tam, kad įvertinti jūsų organizmo būklę, kaip jūsų vidinė homeostazė sistema, organų būklė, gal dėl to slenka plaukai. Ir tik tada imame gydyti plaukų slinkimą. Kokiomis procedūromis galime gydyti plaukų slinkimą? Na, jeigu mes suvaldome plaukų slinkimo priežastis ir tai yra nerandinis slinkimas, kuomet slenka plaukai, bet nėra pažeista surandėjusi oda skalpos srityje, mes galime pastiprinti plaukų augimą tam tikrom procedūrom. Tokia dažniausiai taikoma procedūra, turinti nemažai mokslinių straipsnių, tai yra kraujo plazmos procedūra. Taip pat galime leisti vitaminus, atlikti mezoterapiją, leisti peptidus į skalpo odą, stimuliuodami plaukų augimą. Pakalbėkime šiek tiek apie PRP plaukams. Taip. Kam ši procedūra tinkama? Ar labiau vyrams, ar moterims? Kraujo plazmos PRP procedūra plaukų slinkimui stabdyti tinkama tiek vyrams, tiek moterims, netaikoma vaikams dažniausiai ir jinai nėra labai skausminga, nes mes ją galime atlikti, jeigu žmogus jautresnis, su specialiu pistoletu, dėl to tai tikrai ištveriama procedūra ir po procedūros dažnai taip pat nesimato kažkokių tai žymių, kad jinai buvo atlikta, tik negalima plauti skalpo odos parą laiko po to. O kokių efektų galime tikėtis po šios procedūros? Na, kraujo plazma, kodėl mes darom šitą procedūrą, tai kraujo plazma, kraujo ta gelsvoji dalis, jinai turi daug augimo faktorių, baltymų, taip pat jinai yra trombocitais praturtinta. Būtent trombocitai irgi turi daug biologiškai aktyvų medžiagų ir tokiu būdu skatina plaukų augimą. Dėl to ir leidžiam kraujo plazmą į galvos odą, kad paskatinti plaukų folikulų augimą ir mitybą. O ar galime atlikti šią procedūrą vasarą? Kraujo plazmos injekcijas tiek į veidą, tiek į skalpo odą mes galime atlikti vasarą. Yra tam tikrų apribojimų. Keletą dienų po procedūros, kol vyksta gydymas, nereikėtų eiti į saulę degintis aktyviai, nes tiesiog susilpnės poveikis ir padidėja infekcijų rizika po procedūros. O reikėtų nešioti kepurę pasidarius PRP plaukams? Šiaip nereikėtų, gal kaip tik nereikėtų nešioti kepurės pirmas kelias dienas pasidarius PRP galvos odai, dėl to, kad mes galime paskatinti infekciją. Kepurė dažniausiai nėra sterili.